kokia ūkyje naudojama strategija, šėrimo strategija esant aukštoms ir žemoms pieno supirkimo kainoms. Na, jeigu ateina krizė, tai reiškia kažkada buvo geresnis laikotarpis. Tai sakyčiau, kad tas, reiškia, krizinis laikotarpis, jis turėjo prieš tai geresnį ir turi būti sukaupęs kažkokį tai riebaliuką. Tai tikriausiai nebūtų atsakymas, kad čia ir dabar reikia priimti kažkokius drastiškus sprendimus. Reikia žiūrėti į situaciją, reikia stebėti situaciją, reikia ieškoti sprendimų galbūt ilgalaikių ir prognozuoti, kiek tas toks krizinis laikotarpis gali užsitęsti. Jeigu ateina toks kritinis laikotarpis, mes niekada netaikėm tokio staigaus kažkokio raciono, šėrimo, pakeitimo ir sakyt, taupimo režimo kažkokio jungimo. Nes tas, ko gero, neduotų rezultato laukiamo. Karvėms ypatingai nepatinka tokie staigūs, greiti ir labai aštrus racionų pakeitimai. Geriausias vis dėlto sprendimas išlaikyti esamą racioną, galbūt tikrai reikia jį peržiūrėti, bet jis turi būti išbalansuotas ir tiek, kiek įmanoma tas taupimo režimas įjungtas. Jeigu mes taiga nuimsim, sumažinsim energetiką, sumažinsim baltymingumą racione, mes tikrai nuskriausim gyvulį, karvės neapgausi. Ir turim tokią patirtį, matydami, kad jeigu racione kažkokių tai šitų medžiagų trūksta, ypatingai holšteinų karvės, produktyvios karvės, jos praranda svorį, bet nelabai dar taip staiga sumažina pieno produkciją. Ir to pasekoje be abejo ateityje turėsim problemų su jos sveikatingumu, turėsim problemų su reprodukcija, savo laiku nukris ir pieno produktyvumas, pieno produkcija, bet tas tada ištaisyti jau bus po to labai sunku ir užtruks ilgą laiką. Todėl atsakymas, jeigu taip trumpiau, tai mes tikrai nesistengiam staiga kažko tai pakeisti, jeigu įmanoma aplamai nekeisti ir išlaukti tą laikotarpį galbūt su mažesniu pelningumu, bet nenuskriaudžiant karvių, ir kada atsigauna rinkose šitie dalykai, tada mes vėl galim staiga startuoti, nepraradę savo kažkokio tai pagreičio. Netgi tuo tokiu sočiuoju laikotarpiu, jeigu jį taip galima pavadinti, nežinau, ar tas pieno pelningumas toks jau būna didžiulis, bet vis tiek išgyvenimo klausimas būna, sakykime, geresnės pajamos. Vis tiek mes kiekvieną mėnesį žiūrim, skaičiuojam raciono savikainą, pašarų savikainą, pieno savikainą, aplamai gyvulininkystės rentabilumą. Tai čia turbūt būtų toks dar labai klausimas, ar kiek ir kokie ūkiai tai daro ir kaip giliai tai daro. Esu girdėjęs pasakymą iš mažesnio ūkio, kad paklausus apie pieno savikainą buvo toks atsakymas. Praktiškai nelabai ką galiu pasakyti, arba mano sąskaitoj pinigų daugėja, arba mažėja. Tai nežinau, ar čia visiškai teisingas požiūris, bet gal mažesniam ūkiui, ūkininko ūkiui, gal ten nėra buhalterio, gal ten tikrai tos apskaitos tiek daug nėra. Dideliam ūkyje mes tikrai vedam labai tikslę apskaitą, yra išskaičiuojama viskas, ir pašarų savikainos, ir pieno savikainoje yra daug dedamųjų. Kitas dalykas, sakyčiau, labai toks būtų klausimas, kaip ir kas skaičiuoja savikainą. Ar tai yra tik tai pieno gamybos savikaina, ar tai aplamai yra savikaina, ypač dideliam ūkyje, kada prisideda įvairios pridėtinės išlaidos. Administracijos išlaikymas, visų kitų, sakykime, inžinerinių paslaugų ir kitokių dalykų. Tai ar tik tai ta pieno gamyba, kas būtų, galbūt
pašarai, kas sudaro apie 60%, darbuotojų atlyginimas, elektra, medikamentai, na, sakykime, tos pačios tiesioginės išlaidos. Ir kitas dalykas, taip pat nežinau, kiek žmonės vertina, pasiskaičiavus tas išlaidas, ar įvertinat, kad mėšlas yra šalutinė produkcija, kurią arba panaudoji savo ūkyje, arba, sakykime, pardavęs kaip trąšą, gautum papildomas pajamas. Tai vėlgi iš tos pačios karvės. Tai vat labai sudėtingas yra dalykas ir nelabai net įmanoma diskusija apie pieno savikainą su kolegomis iš kitų ūkių ar su ūkininkais, nes labai skirtingai ir įvairiai kas skaičiuoja. Tai kadangi klausimas yra kritinis ar nekrizinis kažkoks tai laikotarpis, tai pirmiausia reikia susiskaičiuoti savikainą. Na ir žinot, kokia ta situacija.